Čia nekartą buvo paminėta Ksavera Vaištarienė šiame pranešime, todėl kviečiam dabar ją. Taip pat turi unikalią patirtį, jau prieš kelis dešimtmečius turėjo ir problemų, ir, galim sakyti, netgi labai didelių problemų. Pasidalins, aš manau, tiek apie tą laikotarpį, tiek ir apie dabartinį laiką. Iš anksto jau pasakysiu, amžius dabar, kiek aš žinau, yra 84. Tai ketvirtus beveik baigiu vasario 14 per Valentino dieną. Nevėlu pradėti sveikai gyventi. Taip, labai malonu matyti tokią auditoriją, kurių veidai yra visų jauni, matau. Tikrai labai jauni veidai. Ir tai reiškia kelia dar didesnę nuotaiką. Tai yra jėga. Lietuvos čia yra ateitis. Mes pakelsim Lietuvą ir išmokysim jaunimą. Taip, tai aš pradėjau tai prieš kokius 40 metų. Ir pirmas mano, reiškia, mokytojas tai buvo Eduardas Girčys, kuris jau dabar yra išėjęs iš mūsų. Tai mes ilgai bendraudavom ir taip sakant, labai tyliai ten buvom, o paskui prisijungė Dainius. Tai jėga buvo Dainius, jaunas jau visą, tai čia įkūrė mokyklą ir jau 25 metai, mes čia neseniai atžymėjom, einam tuo keliu. Bet aš norėjau šiandien kalbėti apie tai, kaip kiekvienas galit pasitikrinti dabar čia esantis savo sveikatą. Čia esantis. Aš pasakysiu testą, kurio aš visą laiką vadovaujuos, tai Žoržo Ozavos makrobiotikos sveikatos testas, kuris, reiškia, susideda iš 7 tokių punktų. 7 punktai. Ką reikia visą laiką atsiminti, vykdyti ir panašiai. Taip, reiškia, 100 balų yra iš visų tų 7 punktų, 100 balų surenki, nuo 60 iki 100 sveikas, nuo 20 iki 40 vidutinė sveikata, o nuo 0 iki 20 tai jau galima nurašyti, nelabai jau toksai sveikas žmogus. Taip, tai koks tas pirmas punktas? Nuovargio nebuvimas. Nuovargio nebuvimas. Atsikėlė į rytą, nuovargio nėra, eini gultis irgi nuovargio nėra. 5 taškai, 5 balai. Jeigu iš ryto dar nenori ten lovai vartaisi, aišku, kad jau bus 3 arba 2 ten balai, savo ir rašykit šitos balus. Kaip jūs jaučiate. Antras punktas yra sveika mityba. Kolinas Kembelas yra pasakęs, tik vegetarizmas nesukelia ligų. O taip. Kas vegetaras, 5 balai. Kas ne vegetaras, mišriai 3, a jeigu visiškai 3 kart mėsą valgo, tai 0. Prašykit. Taip. Taip, tai va. Trečias punktas yra gera atmintis. Gera atmintis. Aišku, 10 balų. Ten 5, geras apetitas, reiškia, vegetariniai mitybai. O čia 10. Geras miegas, tiesa, dar prieš. Geras miegas irgi 5 taškai. Tai reiškia, geras miegas yra toks, kada jau tu eini miegoti, pasimeldi, žinoma, visada reikia pabendrauti su Dievu prieš miegą ir atsikėlus taip pat. Tai iš karto padedi galvą, įsitėsi, ten atsipalaiduoji, 5 minutės ir jau miegi. Atsikeli 5 valandą, aišku, akis jau išsivertė į viršų, atsikeli, striks iš lovos ir jau tu esi gyvas ir negulinėja ten toj lovai, ką tu te iš to turėsi, žinot, tik tai ligas. Va tak. Tai va, tai 5. Gera atmintis tai yra irgi labai svarbu lavinti atmintį. Tai jeigu kur važiuojate ilgoj kelioniai, pasiimkit kryžiažodžius. Ir spręskit, nuo visko atitrūksit, niekas nerūpės, nei vaikai, nei vyras, nei žmona. Labai gerai. Jo, tai 10 taškų. Jeigu jau atmintis taip šlubuoja, tai 5 ar 3 taškai ir taip toliau. Toliau reiškia gera nuotaika.
gera nuotaika. Reiškia, eini, kur nors eini, tai tiesiog dainuoti norisi. Kokia graži gamta, kad ir dabar. Saulė šviečia, šiandien. Tiesiog pažiūri į tą aplinką, nesvarbu, kad tų lapų nėra ar ko. Ir tiesiog jau tau net širdį užverda ta gera nuotaika. Tai va, 10 taškų. 10 taškų. Gera nuotaika. Jeigu bloga nuotaika, eini ten nusimerkęs, ten nieko nematai, net pažįstamo nepasveikini, žinai, tai va. Dabar, reiškia, 6. Kaip? 6 dabar. Jo. Sprendimų priėmimas ir greitas jų vykdymas. Sprendimų priėmimas ir greitas jų vykdymas. Tai va, žmonės yra tokie išblėsę, tokie neenergingi. Ai, gerai, šiandien aš padarysiu tą ir tą. Ne, palauks rytoj. O rytoj ateina, tada už savaitės gal aš tą kampą ten sutvarkysiu arba dar kažką tai padarysiu. Jeigu tik atidėjinėjai savo darbus ir toj pat neįsijungi jų vykdymą, nieko nebus, nesveikas esi. Reiškia, taip. Tai 10 taškų irgi. Taip. Ir aišku, jau jeigu mes po 10 ir po 5 dabar surenkam, išeina 45 visiems tiem materialiniam dalykam, o 55 taškai yra dvasiniam dalykams. O čia tai yra pagrindinė sveikata. Jeigu mes užmiršim dvasiai tik ten, bėgiosim ten tą ir valgysim, ten jau ypatingai gerai, bet jeigu tu nedraugausi su Dievu nors savo širdyje, nebūtinai ten kaip fanatikui laksyti bažnyčią, ten ojojoj parodyti, kaip aš čia, oi religingas, būkit savyje, dvasingi savyje, savo širdyje ir viskas bus gerai. Tai žodžiu, bus 100 taškų, sveikas, niekur gali neiti, jokias poliklinikas, aš nebuvau 30 metų. Nebuvau. Man nereikia nei jokios tabletės, nei jokios spaudimo, nėra. Ir aš manau, kad gyvensiu 120. Tai ačiū uždėmesį. Gerbiama Ksavera. Ksavera,